Na, mintis po pergalės, aišku, geros, sveikinu komandą su pirmais taškais. Kaip ir buvau sakęs komandai, tai šiandien tos rungtynės, kur nereikia žaisti gražiai ar, kaip sakykim, šiandien žaidėm ant rezultato. Tai gynėmės kompaktiškai, planas buvo išeiti kontratakas, kontratako arba standartų metu stengti žaisti agresyviai, pelnyti įvartį, ką ir padarėm po kampinio, atiduoti varžovų iniciatyvą. Aišku, kai kuriais momentais norėjom kai kurios sezonos jos papresinguoti, tas gal sakyčiau nepavyko šį kartą, nes dėl kai kurių priežasčių, kurias bandysim pataisyti. Daugiau tai noriu padėkoti vaikinam už kovą, sakyčiau, už parodytą charakterį, išlaikytą koncentraciją, nes nėra lengva, sakyčiau, žaisti prieš komandą be kamulio. Bet dėkoju jiem, kad išlaikė koncentraciją, kad įvykdėm rungtynių planą. Žiūrovom noriu pasakyti taip, kad žaidimas nebuvo toks, kokio mes patys norėtumėm, bet tiesiog ateina laikas, kada reikia, dar kartą paminėsiu, žaisti ant rezultato ir mes jį pasiekėm, o svarbiausia turnyrinėje lentelėje yra 3 taškai, ko ir mes siekiam.